Tai aš nežinau, iki gal kiek dabar po 9, 12, gal iki kokį pusę 11 palikim kažkiek laiko e, klausimam. Kaip išeis? Tai prašau, žodis jums. Man? Kaip, Antanai, jums? O, gerai, labas vakaras visiems. Antanas, alkoholikas, aš iš Vilniaus kalbu. Čia man viskai keista tas formatas, tik antrą kartą dalyvauju tokia online susirinkime ir kol kas nelabai arti širdies nematyti tą su kam kalbu ar taip toliau, bet pasistengsiu, turėkim kantrybės su manim. Kas buvo, kaip buvo, kas atsitiko ir kaip yra dabar. Žinau, aš tokia gal šiek tiek standartinė istorija, užaugau alkoholinėj šeimoje, tėvas smarkiai gėrė, buvo pakankamai smurtingas. 12 metų lankiau katalikišką mokyklą Detroite ir ten buvo 50-metį, 60-metį tokie sudėtingi laikai bažnyčioje. Vienuolės buvo pakankamai piktos ir smurtingos ir pedofilija buvo vos nesakramentas ir po to visko, žinau, aš ėjau velniškai piktas ant Dievo. Tai užaugau Detroite gatvėse daugmaž ir be labai daug priežiūros ir viską blogo, kur esat girdėję apie Detroitą, turbūt yra teisybė. Tokia žiauri vieta. Gyvenam prastam rajone, ten buvo imigrantai ir labiausia meksikiečiai. Žinau, užaugau blogoj kompanijoje ir iš labai ankstyvų dienų prasidėjo įvairiausių tokie apgavystės ir nusikaltimai įvairiausi, skemų visokiausių. Žinau, blogą pradžią turėjau ir iki 13 metų amžiaus buvau blaivas ir tada pirmą kartą išgėriau ir mano pasaulis apsivertė. Staigiai atsirado ir drąsos, ir pasitikėjimas savimi, ir liežuvis atsirišo, ir panelės tapo prieinamos. Ir pirma išvada 13 metų amžiaus buvo, kad gailėjau, kad taip ilgai laukiau pradėti gerti. Čia sako, kad yra genetiškai paveldama liga, bet kol kas mokslininkai nėra radę tą geną. Ką dažniausiai randa yra, kad yra alkoholizmas šeimoje ar ko mažiausia tokia disfunkcionuojanti šeima. Tai per tą užaugimą Detroite su geriančiu tėvu, žinau, atsirado toks pažeistas vidinis pasaulis, požiūrį į save. Dažnai nebuvom prižiūrėdami ir gyvenam šalia gaisriniais ir aš ir brolis ir seserys laukdavom, kol išgirdom tas sirenas ir gaisrininkai ištraukdavo iš to gaisriniais ir vartai automatiškai per apie minutę uždarydavo ir per tą laiką mes įbėgdavom, kad pavalgytume. Gaisrininkai visuomet daug ir skaniai
pagamindavo ir mes slaptai beigdavom, pas šeimininkaudavom virtuviai, viską gražiai apvalydavom ir per galinės duris išeidavom. Ir atrodo, kad gaisrininkai turbūt žinojo, kad mes ten valgom, bet nieko nesakė ir mus pagailėjo. Bet um, dėl daug metų aš buvau užblokavęs tą prisiminimą ir dėl daug metų kiekvieną kartą, kada išgirdavau sireną, man buvo noras valgyti, kaip koks nors Pavlo šuo. Ir tik blaivybei prisiminiau, kad valgydavom toj gaisrinėj ir tas įrašas liko. Bet nežinau, buvau apsuptas blogų pavyzdžių ir tapau labai geras blogas pavyzdys pats. 13 metų amžiaus pradėjau gerti ir gėriau daugmaž be sustojimo dėl 23 metų. Aš dėl to, kad nelabai turėjau sąžinės ir gatvėse užaugau, aš jeigu kritau materiališkai, aš kritau aukštyn ir buvau įsitikinęs, kad užaugęs skurde, buvau įsitikinęs, kad jeigu tik turėčiau tų visų daiktų, tų pakankamai pinigų, kad savaime būčiau laimingas ir tą ir siekiau porą dešimtmečių įvairiausiais būdais, labiausiai nelegaliais būdais ir prekiaudavau įvairius svaigalus, pradėjau tokią gal pirmas Mičigane nors kanapių auginimo franšizę. Aš žmonės aprūpindavau taikos ir technikinę pagalbą. Jie aprūpino vietą sodint, dažniausiai jų kiemuose ir tada padalinam pajamas nuo to. Turėjom kitą tokį versluką, kur išėmiau skelbimą dėl viršsvorio moterų. Aš buvau gavęs sąrašą nesažiningų gydytojų, kur tais laikais, jeigu turėjai viršsvorį ir nuėjai pas gydytoją, jie išrašytų amfetaminų, deksadriną, kur nuslopino apetitą. Tai aš turėjau 7 ar 8 viršsvorio moteris, kur su išdomuota tokia venu vežiodavau pas sąrašą tų gydytojų, kur žinojau, kad laisvai rašydavo tuos receptus. Pervažiuodavom apie 7, 8, 9 gydytojus per tą dieną. Aš supirkdavau jų visus tuos receptus, pavaišindavau pietus ir šiek tiek pinigų ir tada išgryninau receptus į tabletes ir turėjau žmonės, kur stovėjo prie Fordo gamyklos vartus iš ryto ir pardavinėjo tuos amfetaminus po $5, kad Fordo darbuotojai persibaliavoja per savaitgalį ir pirmadienį rytą moka didelius pinigus, kad pasistimuliuoti ir pradirbtų tą dieną neužmiegant. Tai gaila visiems, kur pirko Fordus per tą laikotarpį, kur buvo pagaminti pirmadieniais, kad tikiu, jie tikrai nebuvo kokybiški, bet vienai per kitai ten prasisukau ir uždirbau didelius pinigus nelegaliai ir galų gale atėjo tas laikas, kur tuos nelegalus pajamus permečiau ir nupirkau savo barą, restoraną.
didelę vietą 200 kėdžių, iš viso beveik 70 darbuotojų ir prasidėjo toks nesibaigiantis balius. Aš galvoju, jeigu praradau pinigų gerdamas, buvo dėl to, kad stovėjau netoj pusės baro. Ir, ir prasidėjo toks paskutinis slidimas į tą bedugnę. Ir verslas kažkaip labai sekėsi, bet nežinau, mano stogas pradėjo važiuoti ir sveikata pradėjo sutrikti ir kepenis žiauriai pažeidžiau ir nežinau, atsirado toks visiškas nepasitenkinimas su gyvenimu ir su mano padėtį. Aš galų gale pasiekiau tą vietą finansiškai, kur tikrai tikėjau, kad būčiau laimingas ir nebuvo tos laimės. Man tas paskutinis galas atėjo vieną rytą, aš grįžau į sąmonę ir kaip įprasta labai atsargiai atidarai, atmerki vieną akį ir apsižvelgi, kur esi ir supratau, kad namuose. Antras reikalas buvo patikrinti, ar mašina prie namų. Ir nuėjau prie lango, pažiūriu, mašina stovi, bet viena šonas visiškai nubrauktas, kaip atsitiko daug kartų anksčiau. Grįžau į fotelį ir turėjau tokį didžiulį asmens sargybinį šuo taškas ir jis sėdėjo skersai manęs ir aš jį pašaukiau biskį pasiguostyti ir šuo tik pasižiūrėjo ir galvą taip nukreipė, bet neatėjo. Ir nežinau, tada toks visiškas nusivylimas užėjo ir buvau netikintis tuo metu, ar tiksliau pykau ant Dievo ir sėdėjau tą fotelį ir pažiūrėjau, kampe stovėjo 2 vamzdžių medžioklinis šautuvas ir visi Detroite turi 2 vamzdžių medžioklinį šautuvas, kur stovi kampe ir kažkodėl toks neviltis užėjo ir aš nuėjau pasiėmiau tą šautuvą ir galvojau viskas keliauju. Nemačiau prasmės toliau mūčintis save ir kitus. Ir paėmiau tą šautuvą, paspaudžiau tą spyną po gaidukus, įkišau į burną ir paspaudžiau gaidukus ir nešoviau. Ir staigiai net plaukai ant kaklo. Viena svarbi detalė prieš patraukiant gaidukus, aš kažkodėl pirmą kartą gyvenime sakiau, Dieve padėk man. Ir netikėjau į Dievą, bet gal filme ar kur nors tą mačiau, ar galvoju, jeigu Dievas yra, noriu apsidrausti ir sakiau, Dieve padėk man, šautuvą į burną, paspaudžiu gaidukus ir nešauna. Tai patikrino ir išaiškėjo, kad tas šautuvas jau stovėjo atrakintas ir aš galvodamas, kad atrakino, užrakinau. Tai tik yra 2 variantai ir antrą kartą tikrai atrakinau ir ruošiau savo vėl vamzdžius į burną ir telefonas pradėjo skambėti. Ir ne šitie maži mobiliai, bet tie dideli kapitališki. Ir tais laikais telefonas skambėjo, kol žmogus, kur tau skambina, nepadėjo ragelį ir jis skamba. Ir galų gale nervai neišlaikė ir pagriebiu tą ragelį ir šaukiu, ką tu velnias nori iš manęs. Ir skambino
senas, nesakyčiau draugas, labiau pažįstamas iš mano platesnio tokio draugų rato ir jis pagrinde buvo mušikas, buvo žmogus, kur aš samdydavau išmušinėti skolas. Už 20% jis primušdavo žmonės ir atgautų tavo pinigus. Ir jis buvo toks kapitališkas baikeris, apie 100 kilogramų, apie 2 metrų aukščio, visiškai apžėlęs juodais plaukais. Jis turėjo skusti iki akių ir vasarą prie baseino mes jį vadindavom prarastą grandinę tarp vyrų ir gorilų. Jis buvo antiek apžėlęs juodais plaukais, kad atrodė kaip prarasta grandinė tarp žmonių ir gorilų. Tai jis skambino ir klausė, ką darau. O paskutinį kartą, kada aš jį mačiau, buvo virš 3 metus anksčiau ir aš dalyvavau skolų išmušinėjimą ir jis žmogų pagal kaklą, apykaklę laiko ir daužė su kumščia ir dantys ir kraujas skrenda ir man veidą aptaškė krauju ir aš biskį pajuokavau ir patraukiau jį per dantis ir jis taip piktai pasižiūrėjo į mane ir sakė, aš nuskinsiu tavo galvą ir prišiksiu tavo kaklą. Ir toks labai negražus toks pasireiškimas ir aš išsigandau ir išbėgau. Ir daugiau jį nematau dėl 3,5 metų ir nusprendžiu nusišaut. Pirmą kartą nepavyksta, antrą kartą vamzdžiai į burną, telefonas skamba ir jis ant kito galo linijos ir klausia, ką darau. Ir sakiau, kad bandau nusišaut ir mane trukdai. Ir jis sakė, žinai, aš buvau panašioj vietoj ir aš tikiu, jeigu leisi man atbėgti ir pasikalbėti, aš galiu tau padėti. Ir aš kažkodėl sutikau. Ir jis labai greitai pasirodė prie mano durų ir atėjo ir papasakojo, kaip buvo, kur aš daug pažinojau, kas atsitiko, jis irgi bandė, turėjo minčių nusižudyti ir kaip yra dabar. Ir pora jo baikerio broliai, kur išsiblaivino biskį anksčiau, jie išgelbėjo. Ir jis apie tą viską papasakoja ir sakė, aš turiu planą ir tikiu, jeigu tu sutiksi su tuo planu, dėl 3 mėnesių, kad tau viskas gali pasikeisti gerą pusę. Tai buvau pakankamai pasimetęs tą rytą ir kažkodėl sutikau su visku, nežinodamas, su kuo aš sutinku, bet dalis prisimenu buvo, kad norėjo, kad aš su juo vaikščiočiau į anoniminių alkoholikų susirinkimus kasdien. Tai sekančią rytą aš jau visgi atsipeikėjęs ir jis privažiuoja ir mane nutempė į susirinkimą, kur anoniminių alkoholikų susirinkimą, kur man visai nepatiko. Aš girdėjau apie juos, bet niekuomet nebuvau pačioj grupėje ir man ten viskas labai keistai atrodė. Vyrai laiko rankas su kitais vyrais ir maldauja ir žvakė dega ir tie žingsniai tokie mistinės skambėjo ir labai nepatiko, visai nepatiko. Bet sekančią dieną aš nežinojau, kad
kad aš sutikau, kad eiti į susirinkimus kasdien, kad jis mane ir veš į tą susirinkimą. Tai sekančią dieną jis vėl privažiuoja prie namo, pasignalina, aš išeinu ir sakau, Donaldai, žinai, tie susirinkimai man nelabai ten ne prie širdies, aš gal biskį mažiau gersiu ar kitokio būdo. Ir jis tik pasižiūrėjo į mane ir sakė, shut up, get in the car. Užsičiauk, lipk į mašiną. Ir nutempė ir taip ir ėjo dėl labai gero mėnesio laiko, kol po biskį pradėjau suvokti, kas tikrai tuose susirinkimuose daro ir kad tie žmonės nebuvo trenkti, jie tikrai jautėsi laimingi. Antra dalis jų plano buvo, kad jie savaitgaliais su kitais baikerių broliais eidavo ir kur nors, ką nors darydavo. Jis man pasakė, kad tu tikrai nenusipelni antrą šansą. Jis sako, žinau, kaip tu gyvenai ir tu nieko nesi padaręs, kad nusipelnyti antrą šansą į laisvą gyvenimą. Sakė, kad tavo subinė turėtų būti dėkinga, kad gauni šitą šansą. Ir sako, kad dėkingumas nėra jausmas, dėkingumas yra veiksmas. Ir jie turėjo, ką jie vadindavo, melstis su savo padais. Sako, jeigu esi dėkingas, tai daryk ką nors. Ir savaitgaliais mane kartu tempdavo ir važiuodavom į nakvynų namus, į ligoninės. Detroite yra didelė veteranų ligoninė, kur ir mes visi veteranai, kur buvo tokia Minnesota programa, į tą skyrių dažnai eidavom, važiuodavom į kalėjimus ir kas savaitgalį. Ir žinai, pradėjo man patikti, pradėjau pajusti, kad aš pirmą kartą gyvenimą gal ką nors teigiamą darau, neieškant atlygio už tai. Ir tas maldos su padais tikrai pradėjo padėti. Tai, žinai, tas tęsiasi dėl nemažai metų, apie 5 metai, kol atsirado proga atvykti į Lietuvą. Aš tą barą, restoraną truko porą metų įsikapstyti ir parduoti tą verslą, bet per tą laiką pradėjau įdarbinti kitų sveikstančių alkoholikų, kaip padavėjai, kaip virėjai, kaip barmenai. Tai niekuomet nebuvau vienas tam versle, truko porą metų, kol galėjau jį pelningai parduoti, bet tie kiti alkoholikai labai palaikė mane. Aš pradėjau pakeisti, kaip aš žiūrėjau į tą viską. Tas restoranas buvo beveik Detroito centre ir buvo labai pelningas, labai daug lankytojų, bet ir buvo gatvėje žmonės, kur kartais užeidavo. Ir kol geriau aš žiauriai su jais elgdavausi, tiesiog fiziškai juos išmesdavau per duris ir žinau, kada pradėjau suprast, kad veikiau ne taip. Pradėjau keisti požiūrį ir turėjom tokią banketų salę, atskirą tokį kambarį, kur padariau. Yra tokia iš Naujo Orleanso toks pigus patiekalas red beans and rice, raudoni žirniai ir raudoni pupos ir žirniai, ir jie pakankamai pigiai gaminama ir labai skani. Ir aš pradėjau tokią
nemokamą maitinimo virtuvę biedniesiems gatvės žmonėm pradėjau pastebėti, kad mano normali klientai, aš juos pagaudavau ten nemokamai valgant, bet supratau, kad čia tai mano būdas atsilygint už viską dalį, ką blogo padariau. Grįžau mokintis Detroite, yra tokia programa, kur dabar čia irgi Lietuvoje sertifikuotų priklausomybių ligų patarėjas, kur pradėjau tuos kursus imti ir pradėjau savanoriauti veteranų ligoninėj, kur buvo ta Minnesota programa ir dalis tos priklausomybių ligų patarėjo laipsnis buvo prižiūrėta praktika, reikėjo 5000 valandų, 2,5 metų. Tai viena anglikonų dvasininkė dirbo tam skyriui ir mane priėmė kaip mane šefuoti ir surinkau tuos reikalingas valandas ir gavau tą laipsnį ir 93 metais sustojau gert 88 metais ir 93 jau porą metų po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo gavau progą pirmą kartą atvykti į Lietuvą. Paskambinau New Yorką ir gavau koordinates Romo Orinto čia Vilniui ir gavau jau telefono numerį ir žinojau, kad vienintelis susirinkimas, o tuo metu buvo 2 susirinkimai, buvo vienas čia Vilniui narkologijos centre ir buvo viena maža grupė Kaune. Tai atvykau 93 metais ir susiradau tą grupę narkologiniam ir nuėjau ir buvau nustebintas. Romas amžinatilsis dabar vos ne kaip šventasis, man atrodė, ir buvo apie 10 narių čia Vilniui ir prasidėjo tą susirinkimą ir tada vyr-gydytojas toks daktaras Subata trinėsi ten koridoriuj ir klausė, kas aš esu ir sakau iš Amerikos ir čia tik svečiuoju ir baiginėjo tą priklausomybę ligų laipsnį gauti ir jis papasakojo, kad jis ruošia Minnesota programą atidaryti narkologiniam ir kad tą ruošia 94 metais ir pakvietė dirbti ir ten siūlė kokį nors, tuo metu buvo kokį nors talonai, atrodė kaip pašto ženklą ir nežinau, kiek ten buvo, nedaug, bet pinigų nereikėjo ir kažkodėl atrodo kaip gera mintis biskį padirbėti čia Lietuvoje ir sutikau ir grįžau 94 metais ir buvau tai pradžioj tos Minnesotos programos. Aš senai buvau skaitęs anoniminių alkoholikų istoriją, kaip prasidėjo ir kaip plėtėsi ir buvau labai sujaudintas tą istoriją ir atėjau į Lietuvą ir žiūriu, kad ta pati istorija kartojasi ir šį kartą aš gausiu būti dalyvis tame. Tai tokia kaip
blaivybei svajonė įsipildė, kad būti tam, kaip sako, ground floor, tam pirmam aukšte, matyti, kaip draugija prasideda ir per tuos pirmus keletą metų mes, aš ir Albidas ir tokia Rasa dabar amžinatilsį, mes rinkdavom, žiūrėdavom iš katrų miestų žmonės ateina gydytis ir rinkdavom sąrašus ir kada du ar trys ar keturi atsirasdavo iš kokio nors miestelio ar rajono, mes suorganizuodavom tokią išvyką Vilniečiai ir važiuodavom į tuos miestelius ir darėm tokius grupės įkūrimus ir per kiek laiko buvo grupių visur. Sakė, Niujorke anoniminių alkoholikų tam būstinai, kad beveik niekur kitur draugija neišaugo taip greitai, kaip išaugo čia Lietuvoje ir buvo tokia didelė privilegija gauti būti dalis to, matyti su savo akim, kaip tas viskas plečiasi. Tai atvykau, galvojau, gal metus čia pabūti ir užstrigau 20 metų. Ir apsivedžiau pirmą kartą ir porą vaikų ir išsiskyriau ir 13 metais turėjau grįžti į Ameriką, kad jau pinigai baigėsi ir turėjau vaikų elementus mokėti. Tai išvykau ir 10 metų Amerikoje ir tada buvusi žmona mirė nuo vėžio 3 metus atgal, sūnui tai buvo 14, tai vėl grįžau į Lietuvą ir vėl narkologiniam ir atrodo kaip niekuomet neišėjęs. Tai gyvenimas tikrai toks margas ir žinau, tas šansas, kur gavau pradėti iš naujo ir atitaisyti, kas nebuvo taip mano pirmi tie 36 metai. Sako, kad yra duota šansą atstatyti savo karmą, atitaisyti skriaudas ir visko kitko. Tai tie žingsniai labai daug, aišku, pakeitė gyvenimą ir žinai, atėjau visiškai netikintis ir iš pradžių tas antras ir trečias žingsnis, mano tas armenas globėjas Donaldas buvo ta aukštesnė jėga, jis tikrai buvo tokia jėga ir su laiku, aišku, ir tikėjimas į Dievą atsirado. Jisai, tas globėjas, nejuokavo, jis buvo, kaip sako, old school ir turbūt apie mėnesį blaivas jau sakė laikas tą 4. žingsnį rašyti ir sakė, aš susitinkam už savaitės ir noriu matyti puslapių. Ir mes darėm tą žingsnį pagal didžiąją knygą, tie 3 sąrašai ant ko aš pykstu, kas ant manęs pyksta ir tie seksualiniai nusižengimai. Kada pradėjau rašyti, ant ko aš pykstu, aš irgi atrinkau tik tuos riebesnius, tuos didesnius žmonės, kur mane kaip nors buvo nuskriaudę ir pradėjau rašyti ir tas sąrašas buvo virš 100 žmonių.
nesitikėjau, kad aš iki tokio lygio pykau, bet kada pyksti ant apie 100 žmonių, kasdieną prisiminė daugiau negu keletą jų ir, ir tas pyktis kyla ir tik verda kraujį ir sunku rasti laiko turėti teigiamų jausmų, kada ant tiek daug žmonių pyksti. Tai užbaigiau tą sąrašą ir globėjas Donaldas sakė, dabar reikės visus atleisti. Ir aš pagalvojau, eiktų šikt, jie tikrai mane nuskriaudė, apgavo, visokiausių velnių man padarė ir aš juos turiu atleisti. Ir jisai sakė, tu juos neatleidi dėl jų gerovės, tu atleidi, kad pats galėtum rasti ramybės. Ir prasidėjo tas procesas ir galiu sakyti, kad daugumą tų žmonių, kur mane buvo nuskriaudę, kur aš atleidau, jie net nežino, kad aš juos atleidau. Bet širdyje aš tą ir paleidžiau. Tėvas buvo labai sunkus atleisti. Ir aš, kada buvau apie 9 metų amžiaus, aš bandžiau nužudyti mano tėvą. Ant tiek pasiutęs buvau ant jo. Buvo labai naivus bandymas, nes už namo buvo garažas ir vartai ir aš seną pianiną radau ir tą smulkiausią vielą nutęsiau nuo garažo iki vartų ir galvojau jau kaklo lygiu ir tėvą užvedžiau ir nešiau muilą ir pats galvą po apačią ir galvojau, kad jau tą vielą jau kaklą nukirps ir tai, kad aš netaip pamatavau ir vielą per krūtinę pagavo ir jį tik pasodino ant užpakalio ir turėjau bėgti ir negrįžti o keletą parų. Labai dažnai, kada tėvas supykdavo, Detroite, kaip čia dabar ir Vilniuje yra tie skudarų rinkimo dėžės, kur gali aukoti senus rūbus ir mes aš ir brolis ir seserys įlipdavom į tas dėžes ir turėjom šluotos kotą, kur pamatuota, kad duris užrakinti ir galėjom ramiai tuos skuduruose pramiegoti. Tai bandžiau savo tėvą nužudyti ir ačiū Dievui nepasisekė, bet galvoju, niekaip negaliu jį atleisti už viską, kas buvo iki to laiko, kada pirmą kartą grįžau į Lietuvą ir dar turėjau gyvą pusbrolį čia Vilniuje, kur turėjo gyvą motiną, mano teta, Kudirkaus naumestį, mano tėviškai. Ir nuvažiavom ir mano teta, motinos sesuo, žinojo visą šeimą istoriją ir aprodė tą miestelį ir parodė medį, kur senelis, tėvo tėvas pasikorė ir papasakojo apie jį. Ir jis buvo lygiai toks pat kaip tėvas, toks be kontrolės, agresyvus, smurtingas alkoholikas. Tai kada supratau, kad tėvas darė mums lygiai tą patį, ką jo tėvas darė jam. Ir greičiausiai, ką prosenelis darė seneliui. Tai tas ėjo kartą per kartą ir nebuvo kaltų, tik buvo aukų. Tai
per tą apsilankymą Kudirkos naumiestyje, kaip akmuo nukrito tas pyktis ir atsirado dėkingumas, kad gavau antrą šansą, kad neturiu tą patį likimą kaip tėvas ir senelis ir prosenelis, kad aš galiu ką nors kitaip padaryti. Tai va, tai tie žingsniai, o žmonės, kur mane skriaudė, po biskį visus atleido, žmonės, kur aš skriaudžiau, truko žymiai ilgiau, buvo ir kaltė, ir gėda, ir baimė. Ir ačiū Dievui turėjau tą griežtą globėją, kur daugmaž privertė daryti, ką tikrai nenorėjau daryti. Daugumą tų skriaudų atitaisymo truko 4-5 metus ir dauguma tų žmonių džiaugiasi, kad pasikeičiau. Jie neieškojo kokį nors atlyginimą, jie tik džiaugiasi, kad supratau, kas su manim darėsi ir kad siekiau pagalbos ir kad taip daugiau nedarau. Štai ta dalis to dvasinio pabudimo, kur žengdami tuos žingsnius po biskį iš vidaus pradeda pasikeisti ir supratau, kad iš tikrųjų tikra laimė, tas laimingas jausmas ateina ne iš kas nors išorėj, bet iš vidaus, kada pradedam atsakingai gyventi, atsakingi savo ir aplinkiniams ir Dievui. Po biskį atsiranda ta vidinė ramybė. Daug metų tikėjausi, kad gyvenimas buvo apie gavimą, kad kuo daugiau gausiu, tuo geriau bus. Ir tik blaivybei supratau ar buvau pamokintas, kad gyvenimas nėra apie gavimą, gyvenimas yra apie davimą. Aš dabar netoli Petro Povilo bažnyčios gyvenu čia Antakalnio pradžioj ir dažnai šuniuką vedžioju ir ten pastoviai laidotuvės vyksta. Ir ką pastebėjau, kad katafalkai neturi priekabos. Kada žmogus miršta ir iškeliauja, negali nieko pasiimti kartu. Kišeniai tušti, priekabos nėra. Tie žmonės stovint aplink tą laidotuvę nekalba apie kokią gražią mašiną pranas turėjo ar kokį didelį namą pasistatė. Jie kalba apie ką jis atidavė, kaip jis padėjo ar nepadėjo kitiems. Tai čia buvo tokia svarbi man žinia, kad gyvenimas yra apie davimą, o ne apie gavimą. Buvo patarta, kad rasčiau naują misiją ir tie baikeriai mane tą pamokino, tą eiti ir daryti, ką nors melstis su savo padais, eiti į kalėjimus ir ligoninės ir reabilitacijas ir nakvynės namus ir kaip minėjau, man tas pradėjo patikti ir pradėjo labai padėti ir niekuomet nesustojau. Sako, angliškai sako, if it ain't broke, don't fix it. Tai tas tarnavimas niekuomet man, ačiū Dievui, nesustojo. Nesvarbu ar Amerikoje ar čia,
kaip šventas reikalas, aš kas savaitę einu ir meldžiuosi su padais pirmadieniais. Čia ne koks nors pasididžiavimas, čia tik kaip yra. Aš pirmadieniais einu į Vilniaus kalėjimą. Dabar ten 2 vietose renkasi anoniminių alkoholikų susirinkimai ir paskutiniu laiku ten iš viso apie 30 kalinių ateina. Ir žmonės klausia, ar ten nenūru, ar baisu eiti. Aš sakau, aš ten einu, kad mėgstu pradėti pirmadienį ant pakilos. Tie kaliniai taip teigiamai nusiteikę, taip džiaugiasi, kad šį kartą būdami kalėjime jie rado programą. Jie, daug iš jų buvo tokiam užburtam ratė. Jie prisigeria, nusikalsta, užrakina už grotų, atsėda savo laiką. Labai dažnai nesustoja gert net kalėjime. Kartais vienas naujokas klausia, kodėl mus taip tikrina įeinant į tą kalėjimą. Aš sakau, kad jie nenori konkurentų. Patys tie prižiūrėtojai prekiauja alkoholį ir kitus svaigalus. Bet tie žmonės, kur pradėjo vaikščioti į susirinkimus, jie sustojo ir jie rado išeitį ir jie sako, kad šį kartą išėję jie žino, kad neturės grįžti, bet jie blaivi nenusikalta ir kad jie turės draugų bet kokiam mieste, kur gyvena, kad jie dabar priklauso prie tokios draugijos, kur yra visur. Tai, žinai, aš ten nueinu ir gaunu tokią įkvėpimą vilties iš jų. Aš ten nenešiu, aš ten išnešiu. Irgi noriu, aš gerdamas labai daug kartų buvau užrakintas nakvoti ant parų, ilgiausia buvo 90 parų. Aš dabar turiu nuolatinį leidimą į kalėjimą. Get out of jail free card. Kas galvotų, kad kada nors tai būtų. Bet aš trečiadieniais vaikštau į tokią bendruomenę, čia aš esu vadinasi. Jie finansuoja pagrindę Vilniaus arkivyskupija ir kunigas ten yra vedantysis toks kunigas Kęstutis ir jis yra Lietuvos Father Martin. Jis 18 metų atgal pats sėdėjo Lukiškės kalėjime. Išėjo iš kalėjimo, atėjo į narkologinį Minnesota programą. Mes išmetėm iš Minnesotos programos už taisyklių pažeidimą. Ir apsitvarkė ir atidarė savo bendruomenę, kur dabar turbūt jau virš apie 1000 žmonių praėjo. Praeitą metą buvo 15 metų jubiliejus ir bažnyčia Žvėryne buvo perkimšta absolventų, kur atsistojo ant kojų dėka tos bendruomenės ir gyvena sėkmingai ir blaiviai. Šeštadienį rytą aš einu į narkologinį detoksą, kur pats apie 20 metų pradirbęs ir irgi gaunu įkvėpimą, neleidžia man užmiršti, iš kur aš atėjau ir kur neturiu garantinį lapą. Kiekvienas galim atkristi, jeigu nedarysim, kas yra reikalinga.
išlaikyti savo dvasinę pusiausvyrą. Tai tie savanoriai darbai yra kas mane iš tikrųjų palaiko, neleidžia pamiršti ir duoda tokį jausmą, kad po biskį atsipirkinėjo. Dabar šiemet man sukako 37 metai ištisos blaivybės, man 73 metai, tai šiemet peržengiau tą ribą, aš dabar daugiau jeigu pusę savo gyvenimo esu programoj. Tai netikėtina man ir toks, žinau, sunkiai prilaikomas džiaugsmas, kad galų gale jaučiu, kad be abejo amžinai nei vienas negyvensim, bet jaučiu, kad atitaisiau labai daug, ką aš blogo buvau padaręs pirmai pusė gyvenimo. Sako, kad programa mums sako, kad mes esam dvasinės sukūrimai šiuo metu turėdami žemišką patirtį ir kada misija bus atlikta, eisim namo. Ir aš galiu sakyti, pirmoji pusė gyvenimo aš nelabai tikėjau, bet kiek vienuoliais ir kunigai privarė, kad aš degsiu pragarę amžinai. Ir šiandien aš jaučiu, kad eisiu namo ir kad namo yra gera vieta. Ir kad visi, kur patiria tą klinikinį mirtį ir yra atgaivinti, visi pyksta, kad buvo atgaivinti. Tai aš noriu sutikėti, kad ten tikrai gera vieta. Tai šitą labai ilgas čia susirinkimas. O kaip dabar žiūriu į savo tą misiją, po to viso žingsnių ir darbas ir visko kitko, aš priejau prie tokių išvadų, kad aš nesu ypatingas, kad aš esu toks pat kaip mes visi. Aš esu Dievo vaikas ir mes visi turim savo ypatingus trūkumus ir ypatingus talentus. Ir aš turiu savo tuos talentus naudoti ir daryti, kas tik yra įmanoma, kad aš palikčiau šitą pasaulį viskį geresnį, jeigu jis buvo, kad aš jį radau. Ir nereikia kalnus nuversti, tik reikia ištiesti ranką, kur įmanoma ir padėti vienas kitam. Ir kartais taip paprasta, kaip užleisti savo vietą troleibuse ar autobuse, ar padėti kokį nors senukį įlipti į tą autobusą, ar nusilenkti ir paimti kokį nors šiukšlę nuo žemės. Bet kaip gali būti, kaip gali patarnauti Dievui ir tiems aplink mus, kaip padaryti tą pasaulį biskį malonesnį. Aš dabar čia Užupio gale gyvenu ir kasdieną porą kartų su šuniu išeinu visą Užupio tą skersmę, ten apie 5 kilometrai vaikštom ir iš pradžių žmonės žiūrėjo mane kaip trenktas, kad aš su visais pašypsoju ir pasisveikinu. Ir
anksčiau jie taip keistai žiūrėjo ir net ir perėjo gatvę, bet dabar pradėjo sveikintis ir pradėjo stebėti, kad iš tolo matau, kad ir kiti nepažįstami sveikinasi. Nežinau, tas draugiškumas yra užkrečiamas. Pasaulis tampa švelnesnis, gražesnis. Nežinau, be galo dėkingas. Iki šios dienos aš nelabai poteriauju. 2 kart į dieną mano pagrindinė malda yra ačiū. Jeigu atsimerkiu iš ryto, aš sakau ačiū už dar vieną dieną ant šio pasaulio. Ir jeigu pavyksta datempti iki vakaro ir blaivas, aš sakau ačiū. Ačiū už dar vieną dieną. Ir tada visa kita malda yra su padais, yra veiksmai, yra kaip nors daryti atvirkščiai, jeigu dariau pirmą pusę savo gyvenimo. Tai šitai labai ilgas jūsų susirinkimas, aš jau pradedu, gal kokį nors klausimų. Ačiū Antanai tau už tavo tikrai nuostabų tokį nuoširdų pasidalinimą. Jeigu turit klausimų, kelkit rankas. Prašau, Kęstutis alkoholikas. prašau. Esu Kęstutis, esu alkoholikas, jūs tikriausiai nepamenat, Antanai, bet prieš nemažai metų mes buvom susitikę, jūs atėjot į... Ne? Iš versmės? Iš versmės? Ne, aš iš Alytaus Kibirkšties. O. Aš buvau paguldytas į detoksą. Ir jūs atėjote, aš ten ašarojau ir jūs per petį pabarškinat man ir sakot, viskas bus gerai. Ir jūsų žodžiai įsipildė. Aš po šiai dienai blaivas ir ačiū Dievui, ačiū Jums, Jūs man labai padėjot. Ačiū visiems. Tai buvo gerai, ne? Taip, yra gerai. Yra. Kaip bus toliau, nežinau, bet šiai dienai yra gerai. Labai gerai. Jo, ačiū Jums labai, Antanai. Ačiū tau. Kad esate sveikatos Jums. Ačiū. Ačiū. Ja, aš netikėjau taip ilgai gyventi. Niekas mano šeimoje nėra tokį amžių pasiekęs. Visi tėvai buvo biskį virš 60, brolis ir seserys irgi nedaug daugiau jeigu apie 60. Mano brolių ir seserų vaikai jau baiginėja išmirti visi per alkoholį. Tai tas sustojimas laiku tikrai labai prailgino gyvenimą. Ir viena čia iš mūsiškių gydytojų, aš kada atvykau į Lietuvą pirmą kartą, ji buvo nusigėrusi darbe ir senais laikais, jeigu gydytojai pakliuvo į bėdą su alkoholiu ir dar turėjo licenciją, juos ištremdavo į infekcinių ligų ligoninę Žvėryne, tokia dabar jau senai uždaryta, tokia sena medinių pastatų. Tai ta draugė mane statė lašelinės kasdieną po darbo narkologiniam ir dėl apie 6 mėnesių tuos vitaminus man lašindavo ir mano kepenys pilnai regeneravo. Aš vos nenumiriau keletą metų po blaivybės, vos nenumiriau nuo kepenų pažeidimų, bet dar vienas iš tų laimingų stebuklų ir pagalba iš kitų, kur
praturtino mano gyvenimą. Gal kitų klausimų? Ar... Prašom, klauskit. Labas vakaras, Giedrius Alkoholikas, ačiū tau, ten aš taip įdomiai paklausiau, ačiū. Padėkot. Aš praleidau gal pradžioj tą klausimą tu apie savo tėvą pasakoju ir man taip užstrigo, pas mane irgi tokia panašiai, gal trumpai prabėgsiu situacijų, su tėvu tos nuoskaudos buvo visą gyvenimą, aš nežinau, dėl ko jis mes gal irgi gėrė ir buvo 5 metų, kad su fanaru vaikščiojo, jau buvo užstatęs, ir gausi situacija, kad aš paskui paaugęs jau gėrimo, jau sąmoningai aš jam sulaužiau žandikaulį, sumušiau ir papuoliau į kalėjimą ir liko 3 mėnesiai išeiti iš kalėjimo laisvės, jis numirė. Ir kažkaip tai ta žingsnių programa, lyg tai važiavau tų kapų, ką rekomendavo globėjas, ir laišką rašiau deginant kapų, bet kitą kartą žiūriu vis tiek dar išplaukė, tai tokia kažkokia tai kažkoks akmuo gal ant dušios guli su to tėvu vis tiek. Tau šiai dienai jau viskas, kažką praleidau pradžioje, kaip tu 9 žingsnį, kaip susitvarkei su tuo. Ja, žinai, su mirusiais sunku, bet ne, žinai, tėvo ramybė dabar. Gali džiaugtis, kad blaivas ir neturi kartoti tėvo klaidas. Sako, kad tie vaikystės traumos yra, kas daugumą mūsų pažeidė mūsų asmenybę. Kada mažas vaikas yra mušamas ar nesirūpina ar žeminamas, jie priima tą labai asmeniškai, jie jaučiasi, kad patys esat blogi. Man tai buvo, aš labai prastai apie save pasijutau ir aš tikiu, kad tėvas irgi buvo skriaudžiamas kaip mažas vaikas. Tai darom, kas buvo daryta mums. 9 žingsnis yra nedaryti tą kitiems ir suprasti, atleisti tėvą, suprasti, kad jis geriau nežinojo. Čia tas sunku atidėti. Man pavyko, kad vaikų neturėjau, kol nebuvau apie 15 metų blaivas ir jie nieko to aš niekuomet nepakėlęs ranką. Bet čia tik dėka AA, dėka to armeno, dėka tų tūkstančių žmonių, kur prisidėjo prie mano sveikimo. Bet sunku su tuo praeičiu susitaikyti, bet svarbiausia čia ir dabar ištiesk ranką kitiems. Ačiū. Man kažkaip tas pats nuoskauda tėvų praėjo, bet man tas, kad ką aš jam padariau, nespėjau atsiprašyti, čia gal daugiau sėdi viduje dabar. Kažkaip tai. Žinai, daryti kitiem, kas buvo daryti tau, yra turbūt normalu. Pasikeisti yra tas, kur tikiu, kad dabar jau kitaip. Bet sunku tuos senas nuoskaudas ir nežinau, aš džiaugiuosi, kad nepavyko nukirpti tėvo galvą, bet visko galėjo būti. Ačiū tau. Marijus, matau ranką kelia. Prašau, Marijau, klausk. Sveikas, Antanai. Labas. Man toksai gal nemalonus klausimas būtų. Stovėjai prie pat pradžios draugijos Lietuvoje.
pažinojai Romą, kitus tos įkūrėjus, dėjot pastangas. Kaip galvoji, ar yra kažkas Lietuvoje iš A, kokia jinai buvo sugalvota? Ar jau mes turim visai kažkokį tai kitą darinį? Kaip suprast? Nu, jeigu žiūrėt, reiškia, kam jinai buvo sukurta, kaip žmonės veiko, ką darė, kokia tvarka buvo. Pradėjai Amerikoje vaikščioti tenai, ne? Aš pats Amerikoje taip. Jo, tai prisilietei prie tos jau pirminio šaltinio. Taip kaip jau jie sveiko, su globėjais, su žingsniais, su knyga. Ir bandėt kažką tai daryti čia Lietuvoje. Juk naujo nieko nesukūrėt. Bandėt perkelt tą modelį į Lietuvą. Tai va aš ir noriu paklausti, kaip pačiam atrodo, ar pavyko tą modelį perkelt. Ar gavosi kažkoks tai lietuviškas variantas. Hibridas. Hibridas. Nuo šventosios iki šventosios, nesibaigiančios stovyklos, pirtis, gimtadieniai, vienu žodžiu, visi šitie dalykai, kuriuo aš Amerikai nemačiau būdamas tenai. Po susirinkimo visi važiuoja namo, nei pirti su vantom, žinai. Jeigu kas, man atrodo, Lietuvoje stipresnė ta draugija. Yra to Mičigane, kur aš gyvenau, yra tokie kasmetiniai vasaros stovyklos. Gal ne savaitę, bet ilgos savaitgaliai. Žinau, aš sakyčiau, kad Lietuva gal ir daug ką net ir biskį patobulino. Čia artimiau žmonės bendrauja. Kas liečia literatūrą, Lietuva buvo pirma pasaulyje, kur taip greitai išvertė ir išleido tiek daug knygų. Mums pasisekė, kad turėjom tokią vertimo komisiją. Romas buvo ir rašytojų, ir per apie 7 metus, man rodos, išleidom 9 knygas, išvertėm ir išspausdinom. Tai niekur pasaulyje taip greitai neatsirado ta visa infrastruktūra, bet Lietuva labai greitai išaugo, susirinkimų skaitis labai greitai praplito. Aš nesakyčiau, kad čia yra hibridas. Čia žmonės normaliai gražiai renkasi. Aš iki šiol kartais savaitę einu į grupę, čia Vilniuje Kalvarijų grupę, ir ten pagal knygą kas savaitę sekantį žingsnį žengiam, visi daugmaž prie temos kalba. Žinau, aš sakyčiau, kad nieko čia, jeigu kas, mes geriau veikiam, jeigu daug kur kitur. Bet reikia eiti. Irgi pamiršau paminėti. Žinai, daug kas sako, kam dar visi tuos susirinkimus eina. Ir aš bijau ką nors pakeisti. Ir turiu pripažinti, aš ketvirtadienį 8 valandą tas susirinkimas renkasi. Ir aš turiu tokį, dabar vienas, ką tik nesenai mirė Aleksandras, bet 3 mes turėjom, ką vadindavom, nenorinčių grupę. Kas ketvirtadienį susirinkimas 8 valandą, apie 7 susiskambinam ir klausam, nori eiti į grupę šį vakarą? Ne, nenoriu, aš irgi nenoriu. Tai davai
bet pusę 8 susirinkam prie Benų vaistinės. Ir visi trys nenorėdami nuvažiuojam į grupę ir visuomet geriau grįžtant, jeigu buvo važiuojant. Nieko naujo neišgirstu, bet patvirtina, ką jau žinau ir galiu sau biskį ant peties paplot, kad dar vieną dieną priėmiau atsakomybę už savo sveikimą. Tai visai nesenai, per paskutinį keletą metų aš 2 draugus, kur atkrito po virš 30 metų blaivybės. Vienam mirė, kitas čia Lietuvoje labai trūta žmona už pakarpos ir grįžo į kelią, bet liga yra visam, neturim sirgti, bet turim neapleisti atsakomybę. Ir nežinau, Lietuvoje tas variantas man čia labai patinka. Nematau, kur nors kampus nukirpom ar ką nors. Nu, matai, aš buvau pačioj pradžiai, kai darė šitos žurnalus, žinynus, pats gal matyt mažiau tuose organizacinėse teko dalyvauti, druskininkuose ten ar dar vėliau. Nu tai vaizdas buvo, taip jau švelniai šnekant, kaip verta apsilankyti karts nuo karto organizaciniam susirinkimui, ar tai grupės būtų, ar tai regiono, ir tada labai pasimato ta antroji pusė. Ja, gal įmanoma per daug pertarnauti. Aš manau, kai tai yra sveikimo nebuvimas. Ja. Aš lenkiu prie to, kad knygos gerai, literatūra gerai, bet kaip mes čia turbūt didelė dalis gal vyresnių yra, kur sovietmetį dar gyvenom. Tai pas kiekvieną įmonės direktorių būdavo spintoje Lenino raštai, žinai, ten 100 tomų, išversta į lietuvių kalbą, už stiklo padėta, bet juos drąsiai galėjai imti nešti gal į knygyną, nes ten niekas niekada nebuvo nieko atsivertęs. Jie tiesiog buvo sudėti ir taip turėjo būti, nes kitaip tu nebūsi direktorium. Tai vat ir čia, kodėl taip sunkiai su žingsniai su globa yra reikalai? Ta aš norėjau klausti. Kodėl toks blokas, toks pasipriešinimas, toks persekėjimas, net taip galima sakyti? Iš kur čia, man atrodo, grupės reikalas. Žinai, susirinkimų tikslas yra išmokti, kaip dirbti šitą programą. Nes aš kada einu ketvirtadieniais, aš neinu kalbėti apie bele ką. Einu išmokti ir išgirsti, kaip kiti žengia tuos žingsnius. Kas savaitę mes einam po vieną žingsnį ir žinau, Bilas ir Bobas, vienas jų paskutinis susitikimas, jie sakė, let's not mess this up. Nesugadinkim, ką turim. Laikykim viską paprastą. Nereikia daug tų taisyklių ar tų tomų, tų visokiausių. Tik reikia pasitikėti į Dievą, išsivalyk savo kiemą ir padėk kitiems. Ir žinau, aš sutinku, gali būti per daug komplikuotas viskas, bet prarandi, nematai medžius, kad yra per daug miškų. Bet, žinau, jeigu grupė nekalba apie žingsnius, tai reikia grupės sąmonę patikrinti ir kaip tas veikia naujiems žmonėms. Bet grupė, kur aš lankau, labai daug dėmesio naujokams.
labai daug dėmesio atkritusiems. Jeigu kas nors atkrenta ar grįžta ar papasakot, tai jos vienas ar daugiau pradeda juos globoti ir skambinti ir padėti belekaip. Atviram rankom priimti, niekas nesmerkia. Bet čia prisimenu, gal girdėjot tą istoriją apie Romą ir tą didžioji knyga. Romas, kada išgirdo, kad yra tokia draugija pasaulyje, jis pradėjo daryti ar ieškoti tos pagalbos ir vienas psichiatras patarė, kad parašytų laišką New Yorkui ir į anoniminius alkoholikus ir prašyti, ar yra kokia nors pagalba, kur galėtų jam čia įteikti. Tai jis tą laišką parašė, aišku, lietuviškai ir tada beita buvo, kas ją išverstų sovietmečiais. Ir jis ten prisipažino, kad alkoholikas ir reikia pagalbos ir taip toliau. Tai koks nors pažįstamas jam nukreipė pas seną vienuolę, kur buvo anglų kalbos mokytoja, kur sakė, greičiausiai išverstų jam tą laišką ir niekam nepasakytų. Ir Romas tą laišką jai nuvežė ir jie perskaitė ir sako, žinai, keletą metų atgal vienas kunigas iš Amerikos atėjo pas mane ir paliko knygą išversti į lietuvių kalbą ir ištraukė tuos sąsiuvinius ir ta knyga buvo anoniminių alkoholikų didžiąja knyga. Tai Romas ieškojo pagalbos, rašė laišką į anoniminus ir tą pačią dieną gavo vienintelį egzempliorių anoniminių alkoholikų didžiosios knygos lietuvių kalboj, kur egzistavo pasaulyje. Tai čia ar stebuklas, ar sutapimas, ar ką, bet tas Roman tiek supurtė, kad jis užsidegė su tą misiją ir kaip sako, the rest is history. Buvo pradininkas ir dabar daug tūkstančių atsistoja ant kojų čia Lietuvoje. Taip pat. Gal toliau klausimų ar? Paskutinis dar klausimas, kaip tam armėnui sekas, kur tave ištraukė? Žinai, armenas apie 4 metus atgal mirė. Jis infarktą turėjo ir jis toks susispyręs ir infarktą turėjo ir aš pats 2 infarktus turėjau, tai aš žinau, kas tas yra ir niekaip negalėjau jį įkalbinti į ligoninę, kol kojos ant tiek užtino, kad negalėjo patus susidėti ir buvo vėlu, bet mirė apie 40 metų blaivas ir jis iki pat galo buvo toks grubus, žiaurus, bet šventas, aš žiūriu kaip šventas ir milžiniškas laidotuvės ir tada pametė jo pelenus. Tai dabar niekas, jis turėjo būti palaidotas veteranų kapinėse ir kur nors tarp
kur kremavo ir laidojimo biuro tie pelenai dingo. Tai jis kur nors mūsų erdvėj dar plaukauja, bet ja, fainas žmogus ir labai mano gyvenimą pakeitė. Išmokino, kaip melstis su padais. Tai tokia gražus pasireiškimas jo. Bet tai va. Kitų gal minčių? Gerai, jo, klausk, tiek to paskui aš pakalbėsiu. Sveikas. Gerai, Rėmus, aš esu alkoholikas. Šitą malonu buvo matyti, išgirsti viską, visiems man prisėliau pensijai. Nesopai, tai vyras. Bet o čia jūs klausimas gal ne visai, gal turi patirties arba taip, kada yra, daleiskim, po šio, kada vienas, du žmonės nori visą grupę atvesti, kaip teisingai reikia suveikti. Ir va, kaip tokiais atvejais reaguoti? Palauk, nepilnai. Oi, palauk, aš pasiimsiu dabar arčiau mikrofoną, aišku, įpratęs. Kaip elgtis tokiais atvejais, jeigu, pavyzdžiui, ant grupės randa 2 ar keli žmonės tenai, kurie nori rodyti, kaip grupiai reikia teisingai sveikti. Kaip tenai turi globėjai būti, kaip tenai teisingai sveikti, kokiais tenai subręsta knygas naudoti ir taip toliau. Tokia šiutia prievarta gaunas. Ja, bet žinai, grupė turėtų būti demokratija. Aš sakyčiau, jeigu žmonės nėra patenkinti su grupės reikalai, tai reikia sušaukti grupinį susirinkimą, tokį grupės tvarkos susirinkimą ir įsikalbėti ir balsuoti. Ir dauguma turėtų, jeigu dauguma nori užvaldyti ar ką, tai nežinau. Žinai, alkoholikai mes tokie žmonės, kur meniškai nepatinka, kad kas nors mums pasakytų, ką daryti. Turim kaip nors tą įkišti slaptai ir prievarta ant manęs tikrai nelabai veikia, bet grupės sąmonės susirinkimas turėtų nemeluoti. Jeigu keletas žmonių siekia valdyti, tai gal jiems reikia pasikalbėti su jais. Sako, kad vienintelis autoritetas yra mylintis Dievas. Atsiranda žmonių, kur nori tą valdžią, bet ir negalima pykti ant jų. Jie irgi žmonės ir kartais prišaukia to dėmesio, kad kas nors netvarkoja jiems viduj. Reikia gal ir pagailėti kartais. Bet grupė turi būti dėl daugumos, kad mūsų gyvybė priklauso, ypač jeigu esi vietovė, kur tik yra viena grupė. Tai kaip ta grupė veikia yra svarbu, bet gražuoju geriau, jeigu per pykčių. Ačiū, štai supratau. Prašom, erdvė, nežinau, kad raskelėt ranką, prašau. Jo, labas vakaras, Paulius, aš esu alkoholikas. Antanai, ką pasakytum žmonėm, turbūt ne aš vienas esu čia, kur nėra nei metų blaivybės ir ką palinkėtum, pasiūlytum ar kažkaip
Nu, tiesiog naujam žmonėm, kurie jauni, ką tik atėję ar dar kažkaip, nu. Galiu sakyti, kad tie žingsniai nėra šiaip sau. Tie žingsniai tikrai veikia. Man buvo pasakyta ir tas žiaurus mano armėnų globėjas privertė labai taip gan greitai per tuos žingsnius eiti. Per pusmetį jau buvom gerokai įdirbę, bet jis man sakė, jeigu darysi, kas čia yra išdėstyta daryti, savianalizę, atitaisyti skriaudas, paprašyti Dievo pagalbos, ydas ir trūkumas, ir padėsim kitiems, sakė, kad geriausia dalis gyvenimo yra dar prieš akis. Man buvo 36 metų amžiaus, aš buvau pakankamai turtingas ir galvojau, jau viską buvau padaręs ir pamatęs. Ir jis mane traukė per tuos žingsnius ir privertė daryti labai daug ką aš nenorėjau daryti. Ir išėjo, kad jis 100% teisus, kad geriausias dalis mano gyvenimo buvo prieš akis. Aš per blaivybę viską praradęs beveik. Aš dabar iš pensijos gyvenu. Visas turtas jau išdalintas ir nuplaukęs, bet aš jaučiu tokią vidinę ramybę. Ir kaip minėjau anksčiau, aš kur nors, nežinau, ne kur nors už kalnų, bet aš eisiu namo. Aš eisiu namo ir aš labai to ir džiaugiuosi. Aš atidirbsiu, kiek man čia priklauso, bet aš nebijau mirties. Aš džiaugiuosi, kad gavau tiek pamatyti, tiek prisidėti. Ir aš tikiu, kad tas pats galioja dėl žmogaus tik ateinant per mūsų duris šiandien. Reikia, žinai, tas viskas, kas buvo, trukdė man gyventi, buvo kaip grandinės. Tas praeitis, tie vaikystės skriaudos, tie traumos, viską, ką aš buvau padaręs kitiems, viskas tiek mane slopino. Ta 12 žingsnių buvo ta labai tvarkinga programa išeiti ir pasiekti tą dvasinį pabudimą, kad mes esam čia negauti, bet duoti. Kad palikti biskį geresnį pasaulį, jeigu koks buvo, kad mes radom. Bet ištiesti ranką. Žinau, tikrai ką ten sako tuose visuose preambulės ir skaitymai, viskas yra teisybė. Bet žinosim naują laisvę ir naują laimę. Ir gal keistai skamba, bet taip tikrai yra. Nėra tie, kas mums atsitinka, bet kaip mes į tą viską reaguojam. Aš kas šeštadienį rytą vaikštau į detoksą Vilniaus narkologijos centrą ir aš labai dažnai tą valandą pradedu su sakiniu, kad sveikinu jūs visi išlošėt auksinį bilietą. Kad viskas, kas buvo, kas atsitiko jums, kad pristumtų atvykti čia, ateis tą dieną, kad džiaugsit. Džiaugsit, kad buvo
buvo priversti atmerkti savo akis. Aš dabar, jeigu galėčiau grįžti ir vėl būti 13 metų ir ta pirma čerkutė atsirastų priešais manęs, aš ją išgerčiau. Ta ir tie tūkstančiai, kur atėjo po to, aš nenorėčiau pakeisti nei vienos dienos. Jeigu nebūtų tie 9 pragarai, nebūtų tas naujas gyvenimas, nebūtų ta nauja laisvė. Nežinau, ar būčiau daėjęs iki to supratimo, kad esam čia, kad duoti, o ne gauti. Viskas buvo verta. Ir ta pradžia kartais yra sunki, bet už tai mes būrimės kartu. Bus tų sunkių dienų, bet mes ne visi turim sunkią dieną tą pačią dieną. Man kartais biskį liūdnumas gal ar kas nors užeina. Man tik reikia paskambinti vieną iš 100 draugų ir to jaus praskraidėta. Neturim būti vieni. Žinai, mes nesam aukos. Mes turim pasirinkimą. Niekas mane neskriaudžia, tik aš. Mano tos durnos mintys kartais, bet realybė yra, kad aš kaip mes visi esam Dievo vaikai. Ir turim tikslą čia būti. Ir turim darbą atlikti. Ir ateis ta diena, kad eisim namo. Ir nenorėsim daugiau čia grįžti. Ačiū už atsakymą. Ja, nežinau. Turėkit vilties. Tikrai išlošiam tą auksinį bilietą. Nežinau, aš tikrai nieko nebuvau padaręs nusipelnyti dar vieną šansą, bet ačiū Dievui. Minčių, klausimų? Labas vakaras, Simona Alkoholikė, ačiū labai už pasidalinimą. Aš norėjau paklausti, va tiek metų blaivybės, 10, 11 žingsnis, va 11, ten rytiniai šitie dalykai, vakariniai, dienos bėgyje, tas savęs stebėjimas galbūt, būdo trūkumais, tvarkymasis, kaip jisai, ar jisai keičiasi, ar ačiū. Žinai, aš su mano to armėno globėju pirmą kartą perėjom per visus žingsnius, per turbūt apie 6-7 mėnesius. Bet tada jie tampa gyvenimo būdas. Aš ir nesakau, kad čia gerai ar blogai, bet aš tik vieną kartą 4. žingsnį parašiau. Dabar kiti žingsniai apseina tą 11, 10, 11 pastoviai tikrinu save, bet žinai, jie pereinami gan greitai, bet tada, kaip sakau, jie tampa gyvenimo būdas. Ir reikia nuolat stebėti save ir bendravimas su kitais, taip pat sveikstančiais, padeda išlaikyti mano sąžiningumą su savim. Turiu draugų, kur jeigu pradeda nusigrybauti, jie ką nors ir pasako. Neleidžia man per toli nukrypti iš kelio. Bet žinai, čia tie žingsniai nėra našta, jie tampa gyvenimo būdas.
Paskui jie susitrumpina į pasitikėk į Dievą, įsivalyk savo kiemą ir padėk kitiems. Labai, labai tai paprasta. Daug žodžių, bet išeina tokia labai paprasta programa. Tai. Ir žinai, ką jie duoda, yra tikrai tas atsibudimas. Ir tas dvasinis pabudimas nereiškia tuos rašančius parškinam visą laiką ar ką nors kitą. Mes tik pradedam suprast, kad mes esam čia dėl tikslo. Tarnauti ir padėti vienas kitam. Nežinau. Ir kad tas taps malonu ir prasminga. Ir žinai, daug kas iš mūsų, ir aš taip pat tam sąraše buvau, aš nežinojau, bet pasąmonėje aš velniškai pykau ant savęs. Aš turėjau tokį savį kerštą. Ir jeigu kas pradėjo biskį daugiau sektis, aš savo pakišdavau koją. Ir labai dažnai tą matau su žmonėm nesenai programoje. Jie sustoja ir gal pradeda vaikščioti grupės ir žengti žingsnius ir labai greitai aplinkiniai sustoja pykti ir darbdavys patenkintas ir vyras ir žmona pradeda atleisti ir vaikai jau pradeda nebijoti ir tokia durna mintis šauna, oi, kaip gražiai man viskas sekasi, laikas biskį apsidovanoti. Ir galvojam, kad biskį išgersim, niekas nežinos ir iš tikrųjų savo duodam į snukį. Galvojam, kad čia koks nors apdovanojimas, bet dažniausiai yra pasąmoningas kojos pakišimas. Garantuoju, jeigu pavyks vieną kartą čiut išgerti ir niekas nesužinos, neįmanoma nepabandyti dar kartą. Neįmanoma. Ir gal antras kartas pavyks, bet tada prasideda tas rusiškas ruletas ir ateis ta diena, ta tūtelė nebus tuščia. Ir vėl užsikabinam ir vėl viskas eina ant šuns uodegos ir visi vėl pyksta ir viduj yra toks keistas pasitenkinimas. Galų gale gaunu, kas man priklauso, špygą. Bet taip nėra, mes nusipelnėm, mes, kaip sakau, Dievo vaikai, mes turim misiją, mes turim darbą atlikti. Ir jeigu sergam alkoholizmu, gerti labai trukdo tą darbą atlikti. Kita prasme, tas tie teigiami jausmai, tas jausmas, kad turim priežastį čia būti, kad turim misiją, kad dar yra ką veikti. Dar nesenai grįžau su šuniu per užupį ir dar yra vartojančių žmonių, kur gal kada nors ateis per mūsų duris. Ir mes viens kitą galėsim vėl padėti. Žinau, reikia turėti viltį ir laikyti ryšį su kitais. Vienas laukia nesam kariai. Būtina viens kitą. Tai va. Daugiau minčių. Dar vienam klausimui tikrai turim laiko, tai prašau, klauskit.
Labas vakaras, alkoholikas Gvidas. Labas. Ačiū Antanai tau už tavo pasidalinimą, labai iš tikrųjų daug įspūdžių. Norėjau paklausti, čia paminėjai dėl sąžiningumo. Ar tau iš karto pavyko tas, kaip tau atrodo, kaip supranti tu tas sąžiningumas? Aš pavyzdžiui dabar einu tai žingsnis ir man atrodo, kad aš viską darau sąžiningai, bet pasiklausau kitas iki minčių grupiai pasidalinimų ir aš toks, nežinau, pasimetu ir man atrodo, kad pas mane ta sąžinė kažkurioje vietoje, kad aš nesąžiningas su savim būnu. Tai kada tas sąžiningums, kaip tu supratai, kad tu elgies sąžiningai su savim? Ačiū. Žinai, gal pradėkim nuo to, kad aš buvau pasauliniais klasės melagis. Aš pirmą pusę savo gyvenimo aš tik tai meluodavau. Tai ir iš karto tas viskas nepasikeičia. Ir aš ant tiek meluodavau, kad sugebėdavau apgauti save. Ir už tai man reikalinga kitų žmonių, kur irgi vienu metu buvo pasaulinė klasės melagė ir buvo reikalinga tas griežtas globėjas, kur mane pagaudavo, gal sakykime. Žinau, vaikščiojimas į grupę labai iki šiol padeda. Aš išmokau būti sąžiningesnis iš kitų. Aš visuomet bijojau, kad jeigu žmonės žinotų, kas darosi tarp mano ausų, kad niekas nenorėtų reikalų su manim. Ir po biskį pastebėjau, kad žmonės atskleidžia visokiausių paslapčių ir baisybių ir niekas juos neatstumia. Kas mane iš pat pradžių nustebino yra, kad anoniminių alkoholikų programoje turbūt yra vienintelė vieta, kur atrodo, kuo labiau esam nusižengę, tuo labiau esam priimti ir mylimi. Tai nežinau, sąžiningumas aš turėjau išmokti ir dar vis mokinuosi. Ir reikalinga kitų žmonių tą. Tai alkoholikai, sako, paukščiai skrenda, žuvys plaukia, alkoholikai meluoja. Tai ne iš karto pasikeičia, bet tas pastovus ryšys su kitais ir pastoviai išgirdant kitus žmonės, sakant teisybę ir nebūdami atstumti, dėl to labai man padėjo ir iki šiol padeda.